Juk nors teisusis 7 kartus parpuola, jis vėl atsikelia, o nedorėlių užklumpa nelaimė. Skaičius 7 simbolizuoja pilnatvę. Tai reiškia, kad žmogus nuolat parpuola. Tačiau teisusis kaskart atsikels. Toks žmogus buvo Simonas Petras. Petras nuolat suklupdavo. Petras ėjo vandens paviršiumi, tačiau nukreipęs žvilgsnį nuo Jėzaus į šniokščiančias bangas ėmė skęsti. Visgi prisiminkime, jog Viešpats išgelbėjo Petrą ir jiedu kartu atėjo iki valties. Petras nuolat suklupdavo, tačiau šis vyras kaskart atsikeldavo ir vėl jį sekdavo. Sykį, kai tarnavau pastoriumi Pasadenoje, prie manęs priėjo vyras ir tarė: aš tiek daug kartų esu nuvylęs Viešpatį, kad man gėda vėl grįžti pas jį ir sakyti, kad po eilinės nesėkmės noriu viską pradėti iš naujo. Aš jam atsakiau: galbūt jums gėda, bet Viešpačiui ne. Jis pasirengęs padėti jums atsikelti. Tuomet pašnekovas paklausė: kiek kartų jūsų nuomonė po nesėkmės galima sugrįžti pas Viešpatį? Mano atsakymas buvo toks: nežinau, tačiau pats tai dariau jau 100 kartų ir vis vienas suklupęs keliuosi ir einu pas jį. Labai svarbu, kad mes suprastume, jog galime grįžti pas savo dangiškąjį tėvą ir išpažinti, jog vėl parpuolėme ir susitepėme. Jis tu jau pat apvalys mus ir vėl galėsime jam tarnauti. Nuostabu turėti tokį dangiškąjį tėvą.